dabar čia esantį svečią, Mindaugą Valdemarą, kuris visuomeniai dabar labiau, nors kaip keista bebūtų, yra žinomas kaip Common Sense autorius. O ką jis daro užklasinėje veikloje, tai jis yra vienas žymiausių Lietuvoje TOC, Theory of Constraints konsultantų. Apribojimų teorija daugam turbūt yra pažįstama. Ir jis turbūt ne apie tai kalbės šiandien. O šiaip tu gali prisistatyti tokių kampų, kokių reikia, kad auditorija tinkamai nusiteiktų. Tai pasveikinkime daug. Ačiū, Vinai, ačiū labai, labai diena visiems. Tai galbūt reikėtų turbūt ir pradėti nuo to, kad visų pirma, tai jūs manęs čia nenorėjote. Jūs norėjote Klecką, taip? Ko? Klecką. Nepažįstam šitą draugą. Taip gavosi, kad Kleckas jūsų nenorėjo, žodžiu. Dabar gavosi kompromisas, žodžiu, visi nepatenkinti. Jūs gavote. Net ką norėjot, Kleckas susirgo, taip? Jie nežinojo. Mykolas Kleckas yra vienas iš tų blogerių, atskaičiausias, sakykime taip, kuris buvo kviečiamas ir įkalbinėjimas ir labai intensyviai ruošėsi dalyvauti šitam renginėje ir prezentacijai, bet jį užlenkė ne vėžys, sakė gripas, bet sakė, tu gali pajuokauti apie vėžį, nes jam tai, žodžiu, čia dėl to problemų nesudaro. Nes jis jo nesakė tiesiog. Iš tikrųjų, šaltiniai sako, kad jis ko gero peršalo, kai fotografavosi nuogas šitam Google Street View. Kiti šaltiniai sako, kad jis nušalo, bet per nuotrauką nesimato, nesistovi užpakalį. Tai žodžiu, Mykolo nebus, su geriausias linkėjimais, žodžiu, šnekėsim bendrauti su jumis aš. Ir tema yra labai rimta. Iš tikrųjų, jeigu jau eit kažkur šnekėti, tai eit pirmą ir paskutinį kartą, kad daugiau nebekviesiu. Nes jeigu penktadienį vakare paskambina, reiškis, ir sako, staigiai reikia, tai žodžiu, žinau, kad savaitgalį neturėsite. Tai dabar ir jūs neturėsite ramybės, taip? Dabar, paprastai, šiaip mano išsilavinimas yra žurnalistas, niekam nesakykit, žodžiu, aš stengiuosi tą niekam neminėti. Bet jau pasakiau, tai dabar, žodžiu, pasakysiu, kai būna redakcija paprastai. Kai reikia staigiai parengti kažkokią medžiagą, nieko neturi, nu tai tada rašai tokį. 5 būdai ten kažką padaryti. Arba 10 geriausių ten kažko, arba ten 6, ten mažiausiai ten kažko. Kadangi taip jau labai ruošiausi iš anksto šitai prezentacijai, tai jinai vadinasi 5 šventos karvės matės. Jų yra 5, bet paprastai 5 dalykų nespėjau iškalbėti, tai geriausiu atveju, ko gero, bus 4, jeigu spėsim, tai 5 apšnekėsim, jei ne, tai tada tinklaraštėje pratęsim. Tai va, šitas pranešimas yra filmuojamas, idant, kadangi jūs štai lektoriams, kaip suprantu, pinigų nemokate, tai bent jau savo promo sumetimais pasinaudosim tokį. Gerai, tiek tų įžangų žodžių, ar mes galim surimtėti dabar, gerai. Ir turim labai svarbu, pirmas dalykas sustarti yra, pradžiai, jeigu galite rankas, pakelkite rankas, kas esat savo verslo, kaip savininkai, esat dalininkais, toj kompanijai, kurie dirba. Pakelkite rankas. Apie trečdalį yra savo. Ar galim sutarti, visų pirma, koks yra apskritai verslo tikslas? Pinigų kalnai. Aš tai padedu žmonėm. Tikiuosi, tavo akcininkai to nežino. Iš tikrųjų, čia didelių diskusijų nėra. Verslo tikslas yra vienas, uždirbti pinigus dabar ir ateityje. Galim šnekėti, ką norim, ten, žodžiu, kažką patenkinti klientų poreikius, bet jis ko gero būtų labiausiai patenkintas klientas, jeigu viską gautų nemokamai, taip, tada būsim mūsų akcininkai, arba mes patys, jeigu esam savininkai, būsim nepatenkinti ir panašiai. Tai verslo tikslas yra uždirbti pinigus dabar ir ateityje. Pelnas, čia girdėjau, buvo sakyta, taip, okei, bet ypač pastarieji krizės metai parodė, kad kompanijos gali būti ant popieriaus pelningos, o atlyginimų mokėti nėra iš ko. Taip. Nu, tiesiog, jeigu tau vėluoja atsiskaitimai, tai tu gali dirbti pelningai, bet žmonėm neturėsi iš ko išmokėti pinigų. Esmė vis tik tai yra pinigai, kad ir kaip sakyt, nu, gal labai merkantiliškai skamba, bet verslo tikslas yra pinigai.
Ir kitas svarbus dalykas yra ne tik tai juos uždirbti dabar, bet ir sudaryti sąlygas, tai yra nepakenkti šitam tikslui pinigų uždirbimo ateityje. Ok, jeigu šitą vietą sutarėm, tai tada einam toliau. Pabalsuokime. Kas už tai? Jeigu verslo tikslas yra uždirbti pinigus dabar ateityje, koks yra marketingo tikslas? Rankų miškas? Kas gali dėl pasakyti? Padėti žmonėms. Jau du atleidimai po šitos prezentacijos. Tai va, tai aš iš tikrųjų nežinau, kaip reikėtų suformuoluoti tą marketingo tikslą. Kadangi čia marketingo asociacija, jeigu čia būtų dabar geležinkeliečių susirinkimus, tai aš laučiau, koks geležinkeliečių tikslas, kaip jisai yra subordinuotas į pagrindinį verslo tikslą. Bet iš tikrųjų turbūt sutarėm, kad marketingas turi padėti uždirbinėti pinigus. Jis negali turėti kažkokį tikslą, kuris neįeina į pagrindinį įmonės. Okay. Tai dabar ta proga, kadangi jau susitarėm, pašnekėsim apie kai kurias šventas karves. Kas yra šventa karvė, jūs puikiai žinote, tai yra tam tikri baziniai įsitikinimai, kurie, kaip sakyti, egzistuoja, kaip mes jų net nekvestionuojam, nekeliam klausimą, nečelendžinam, ar iš tikrųjų taip yra. Jūs sėdit savo pievutę, ateina šventa karvė, pakramsnuoja žolę, žodžiu, nieko jūs ją negali padaryti, nes jos yra šventosios, kur nori, ateina ir panašiai. Mes tiesiog galim su jom tik tai susitaikyti. Ja, pasižiūrėsim, kaip yra. Iš tikrųjų, einam konkrečiai pirmą šventą karvę. Iš tikrųjų, tai visose daugybė konferencijų, straipsnių ir panašiai, vis skaitau tokį dalyką, kad marketingas turi užtikrinti, kad didėtų prekės ženklo vertė. Turbūt nieko naujo nepasakiau, ar yra kas nors prieštarauja, kad taip yra, kad taip turėtų būti, kad reikia didinti prekės ženklo vertę. Ilja Larsas taip sako pastoviai. Kaip? Ilja Larsas taip sako pastoviai. Apie savo prekės ženklą. Jis sako kompanijos. Bet mes su juo irgi diskutavom, jisai, žinai, sako, jo, čia ne pelnas, ne pinigai, pasikeitė, reiškės, laikai ir dabar jau reikia šnekėti apie, kad įmonių tikslas yra didinti vertę. Bet ko gero, mokėti atlyginimus vis tiek reikės pinigais, o ne tą vertę. Taip, gali ten išdalinti opcionus, bet kažkokiu momentu, kai jam reikės nusipirkti bandelį parduotuvės už opcioną, jos neįsigys. Tai pirma šventa karvė yra, kad reikia didinti prekės ženklo vertę ir mes ją panagrinėsim. Kas yra? Aš kadangi neprigirčiu, tai aš girdžiu dabar juoką. Bet tikiu, kad tai. Čia surežisuokit savo Taigi, jeigu pradėsim intensyviai nagrinėti ir pasikeltume ten kažkokią diskusiją tokią dėl apibrėžimų, tai tikrai čia ilgam užstriktume, nes vieni sako, kad tai yra produktas, taip, gali būti kompanija, tai čia logotipas ir panašiai, arba apskritai viskas, kas susiję, žodžiu, belekas gali būti prekės ženklas, taip? Kai yra viskas, tai galima sakyti, kad tai ir nieko to pačiu. Dabar pažiūrėkim, kas yra bendro tarp visų šitų veiksmų. Bet reikia kažką sukurti logotipą, taip? Kam yra tekęs užsiminėti tokiais reikalais? Sukurti logotipą. Kam yra tekę leisti reklaminę kampaniją? O naują produktą teko kur kam? O klientų apklausą rengėt? Tada iš kur aš viską nuspėjau. O telefonus turi, tai gerai. Ne, visi šitie dalykai, kažkas juos sieja. Kas nors turit atsakymą? Visai kitam slaidė, bet galbūt jūs galite pasakyti. Taupom laiką. Taip. Visi šitie dalykai turi vieną bendrą vardiklį, tai galim sakyti, jeigu mes tai tą darėm, tai mes dirbom su prekės ženklu. Taip? Mes marketingistai, mes dirbom su prekės ženklu, niekas nediskutuoja. Dabar pažiūrėkim tokį dalyką. Kas vis tik tai, įsivaizduokim, kad čia yra Nike sportbatis, taip, mes jį pardavinėjom, o čia yra, tas prekės ženklas Nike, vienas brangiausių, turbūt, kompanijų, vienas brangiausių prekės ženklų. Ir darom tokį prielaidą, kad pardavimai augina prekės ženklą. Gali būti? Gvidai, turi kažką dar pasakyti? Reiškia, kuo mes daugiau parduodam,
tuo mes turim geresnį, stipresnį prekės ženklą. Sutinkas? Nebūtinai. Nebūtinai? Kas mano priešingai? Kaip? Architektas reikia ribot paklausą. Čia labai priklauso nuo pačio prekinio ženklo. Kokiam sakykime pasauliniam statusui priklauso tas prekinis ženklas. Kai kuriems prekių ženklams nereikia pardavimų, taip? Nereikalingas, bet sakykime, Nike atveju, kiek aš žinau pati, sakykime, per platus vartojimas jiems labai pakišo koją, nes paprasčiausiai, sakykime, aukštesnio statuso vartotojui, bet tas Nike ženklas, pamačius pas, sakykime, vidutinės klasės, sakykime, vartotojų, jam jau nelabai patraukus pasirodė. Žodžiu, aš manau, kad... Bangladešė dar, koks skirtumas. Manau, kad Lietuvoje su to problema niekas nesusidūrė kokiam įrėsniktus. Ar gali būti, kad Lietuvoje su to problema niekas dar nesusidūrė, ribot savo pardavimus, ne? Ne, nu, ribot savo pardavimų tikrai ne, bet aš turiu minėti, kad kai kurie prekiniai ženklai save stato, sakykime, aukštesnį lygį. Jiems labai svarbus yra prestižas jų klientai. Iš principo... Yra ir kitas variantas, ne? Kad iš tikrųjų tai prekės ženklas didina pardavimus. Nu, mes investuojam, ten reklamas ar dar kažką kūrėm, ten būzinam, visą kitą, ir to pasekmė yra padidėję pardavimai. Nu, iš tikrųjų, bet kokią situaciją analizuojant yra labai svarbu suprasti tos priežastinius ryšius, kur yra priežastis ir pasekmė, dėl to aš truputėlį tam skiriu dėmesio. Bet dažniausiai, kalbant apie prekės ženklus, bent jau aš tokį įspūdį sudarau skaitydamas įvairią literatūrą, konferencijose ir panašiai, kad yra šitaip. Ir galvoju, nu, mes negalim tiksliai pasakyti, kas čia kaip yra, nuo ko, kurias yra ko priežastis ir pasekmė, dėl to, nu, čia tarpusavį, žinot, daugiau parduosim, stiprinsim prekės ženklą, tada, reiškia, daugiau pardavimų padarysim. Ir ar šitas dalykas jums neprimena vienos tokios diskusijos, ja? Kas yra pirma? Kas buvo pirma? Gal turit atsakymus? Kiaušinis. Višta. Višta buvo? Višta. Kodėl ne višta? Kodėl kažkas padėjo kiaušinį, iš kurio jis turėtų viščiuką. Tai višta kaip padėjo. Nebūtinai. Čia yra... Gerai, bet iš principo mes suprantam tokį dalyką. Čia, vadinamas, yra konflikto debesėlis, mes marketingistai turim, nu, iš tikrųjų, marketingistai vadovai, menedžeriai, vadovybė, taip, mes turim ribotą, visi turim 24 valandas, taip, kažkoks laikas yra ta, kurį mes praleidžiam dirbdami, žodžiu, mes galim į kažką gilintis, kur mes gilinsimės ten reikalus tvarkysim, atitinkamai tvarkydami vienus reikalus, mes nedarysim kitų dalykų, taip, vienas tas mūsų pasirinkimas nulėmė, ar mes darome tai, ką iš tikrųjų reikia daryti, taip, ir šitą vietą mes, jeigu turim tikslą sėkmingai plėtoti verslą, taip, mes jau padiskutavom truputėlį, kad tam reikia didinti prekės ženklo vertę. Taip. O tam reikia sutelkti savo dėmesį į prekės ženklo didinimą, vertės didinimą. Tačiau kita vertus, na, jeigu neparduosi, tai nebus iš ko mokėti atlyginimų, taip, verslas neuždirbs pinigų. Dėl to, norint sėkmingai plėtoti verslą, reikia užtikrinti pardavimus. O jeigu taip, tai vadinasi, reikia dėmesį sutelkti į pardavimus, taip. Tai vat kaip dabar paskirsit savo dėmesį ir iš tikrųjų, kur marketingistai arba marketeriai, kaip jūs vadinat, nežinau, daugiausiai kreipia dėmesį. Mano manymu, į viršų. Į viršų. Gerai, nes jie už pardavimus neatsakingi. Jo, jie už pardavimus neatsakingi, taip. Nu, tam tikram lygmeny. Nu, va. Mes negalim pasakyti, jeigu mus dabar pradėtų reikalauti, kad mes turim užsiiminėti pardavimus, mes sakys, palaukis, pirma, tai mes šiandien kažkokį dolerį įdėjom į kampaniją, tai mes nežinom, kada jisai duos ten grąžą ir kada, nu mes šito dalyko nežinom. Taip? Tiesiog, dėl ko mes nueinam per tą viršutinę šaką. Kitas dalykas, kad pardavimus nulėmė žymiai daugiau dalykų negu reklaminė kampanija. Nu, įmetėt banerį, reiškia, bet telefonas buvo išjungtas ar kas negalėjo prisiskambinti, ne šitie dalykai. Taip? Tačiau vieną dalyką mes nepadarėm su jumis, tai nesusirėm, kas tai yra vis tik tai ta prekės ženklo vertė. Nes, kaip Gudas sakė, čia visa kompanija gali būti. Aš noriu tiesiog šitą vietą su jumis susitarti, pasiūlysiu vieną tokį apibrėžimą, kas žinote, kas yra TB metodika. Terabaitai. Kaip? Terabaitai. Žinai, kas yra terabaitas? Žinau. O kas yra terapeutas?
1000 spaudų. 1024 gigabaudų. Tai B metodika. Yra žodis, kadangi filmuoja, neminėsiu to žodžio, bet iš B raidės yra keiksmažodis, jūs jį turbūt žinot. Tai čia ta antra raidė. O pirma yra tupai. Vat prekės ženklo vertė pagal tupai. Tupai. Ja. Paprastuoju būdu, taip. Tai iš principo, jeigu mes paimsim du kažkokius identiškus produktus, taip, identiškus. Ir kažkas yra, vartotojas moka arba, reiškia, daugiau už tą identišką produktą negu kitas moka, taip, tai galim sakyti, kad ta prekė turi tą priemoką, kuo jinai didesnė, tuo yra ta prekės ženklo vertė yra didesnė. Truputėlį pagalvokit ir pasakykit, ar sutinkate. Čia pavyzdys yra pateiktas. Jo, pavyzdys, tai turbūt jūs pasakysit, kad čia yra visiškai skirtingi produktai. Bet mintys yra. Nežiūrėkit, yra du, kaip suprast, kuris iš jų yra vertingesnis. Turi būti, kad kažką galima būtų palyginti, reikia turėti kažkokį nulį. Taip? Negali lyginti, kas yra vertingesnis, apelsinas ar, reiškia, bananas. Tai yra apelsinas ir yra bananas. Dolerį su doleriu gali lyginti. O šitą produktą būna labai daug užsienio saitų, kurie išnagrinėja kiekvieną iš šių daiktų, pasako jų savikainą, abiejų daiktų yra savikaina vienoda, o kainą matom kaip pavyzdį. Ir iš karto, aišku, kad... Kažkas permoka, taip? Kažkokia moka. Ne permoka, bet, tas skirtumas. Ne tai, kad permoka, bet turi didesnę priemoką, taip? Perka su didesnė priemoka, taip? Ta marža. Iš principo nediskutuojam, kad, jeigu tai būtų Apple, tai Apple turi tą didesnį, vertingesnį prekės ženklą ir už tai vartotojai daugiau sumoka. Aš irgi prieš 6 metus pirkau kompiuterį, žodžiu. Tai dabar noriu pasižiūrėti tokį dalyką. Priedas, tarkim. Jeigu mes susitarėm, kad ten yra teisinga, kad tas, kuris turi priemoką, jis turi didesnį vertę. Taip? Ir jeigu lyginam vienas su kito. Klausimas, jeigu tie du produktai turi, reiškia, yra identiški ir tiek pat kainuoja. Ar tai reiškia, kad jie yra verti nulį? Jeigu lyginam vienas su kito. Kitas dalykas, jeigu identiškos prekės kainuoja skirtingai. Taip, tai ar vartotojai yra, kvailiai. Taip? Jeigu perka. Ir kitas dalykas, kad aišku, kur mes turbūt ir krypstum, kad vartotojai perkantis už brangiau, ko gero gauna kažkokią tą išskirtinę vertę. Ir šitoje vietoje, gal čia dar būtų galima, labiau būtų jūs pačialendžiant, galbūt tą padarysiu ateityje, bet diferencijavimas, išsiskirka, ne, lietuviškai turbūt, išsiskirka arba mirka, ne, čia turbūt vienas iš tų marketingistų yra guru ir panašiai, tai būtina sąlyga, ko labai retai yra, kas yra labai retai pabrėžiama, tai yra tie būtent pardavimų dalis. Tai reiškia, kad prekės ženklo vertė, kaip ten bebūtų, tai yra produktų sukūrimo, visų pirma, tu turi sukurti tą produktą ir tada jį sugebėti parduoti. Tai vat kaip Apple atveju, jie sukuria tą su didesnė, reiškia, tą priemoką, taip ir tada parduoti. Ir kitas dalykas, kad tai reiškia, kad prekės ženklo vertė yra proporcinga produktų išskirtinumui. Vėlgi nieko naujo nepasakysiu, bet trečias dalykas, ko gero, yra esminis, kad jeigu produktų išskirtinumas išsiskirk arba mirk, taip, padarėm išskirtinį produktą, nudažėm žaliai, bet jeigu jo neperka, vadinasi, prekės ženklo vertė yra niekinė. Ir čia susiduria, ko gero, dauguma startupų, puikiai atrodo viską padarė išskirtinį, žiūrėk šitą, bet jeigu niekas jo neperka, to produktų, tai ko yra verta jo prekės, ko yra vertas jo prekės ženklas? Ko gero nieko. Taip, dar ko gero ir minusas, nes yra dar savo krūvą laiko ir pinigų sukišti. Ir dabar mes turim vėl grįžtų prie to cause and effect mąstymo ir prie mūsų pirminio tikslo. Tai jeigu mes dirbame vardan savo įmonės interesų, taip, uždirbt pinigus dabar ir ateityje, tai mano manymu mes turim ne kurti prekės ženklus, bet užtikrinti pardavimus. Kad būtų užtikrinti pardavimai, turi būti visų pirma sukurtas teisingas, geras išskirtinis produktas, tai irgi marketingo dalykas. Bet pardavimų užtikrinimas yra būtina sąlyga. Prašau. Jeigu galima garsiau, aš irgi atsiprašau. Kai sakėte? Garsiau, jeigu galima, aš tiesiog. Jo, aš tiesiog truputėlį noriu sutarti, kai kurių įmonių irgi yra tikslas užauginti prekinius ženklus, kad galėtų juos paskui realizuoti ir parduoti. Kaip sakai? Čia kaip viščiukus užauginti. Viskas gerai. Tai yra labai gerai, tai yra tiesiog įmonė yra produktas.
Įmonė yra produktas, tu įsikūrė, tu jį pardavė, taip yra ciklas tam tikras. Bet suprantate, ką tai reiškia? Jeigu įmonės ciklas yra pinigai ir jeigu marketingas turi užtikrinti pardavimus, tai aš turiu tokį klausimą, kas iš jūsų realiai užsiminėjot, kaip ir pardavimais, arba galite pasakyti, dabar turite įrankius ir stebite, kaip sekasi pardavinėti jūsų kompaniją. Vienas, du. Čia apie rezultatus nėra. Rezultatus aš nežinau, tai jūs... Tu irgi, matai jau 5, 6, 7, Bet iš principo tai... Jūs esate labiau marketeriai, bet ne pardavėjai, jūs galite galbūt tuos skaičius kažkur pasižiūrėti, bet tai tiesiog dėl laiko stokos galbūt ten nepulsi mačytis, bet iš principo tai jeigu atvirai, tai retas turbūt žiūrite ten kasdieną ar ten kiekvieną savaitę, kaip sekasi, kokie buvo pardavimai iš tų pačių kampanijų, kas buvo padaryta. Aš kiek esu perėjęs per šitas, taip, prašau. Kaip tik prie skaidrės Sergio Ziman, Coca-Colos toks legendinis marketingo vadas, tai jo apibrėžimas marketingo to sell to more people more often at a higher price. Tai vis tiek į pardavimus įstatyti. Tai mes turėtumėm persivadinti Lietuvos pardavimų asociaciją? Ne, tiesiog būtinai, tai dabar kada jūsų ten tas susirinkimas? Po pusmetį. Tai dar šiandien galite išprotokouluoti. Bet iš tikrųjų, tai jeigu prisiminsit tą skaidrę, kur buvo kaip vadinasi šventa karvė, tai yra tai, kad marketingas turi reikia didinti prekės ženklo vertę. Tai realiai, vienu slaidu atgal, jeigu čia pas mus yra pardavimai, čia yra pas mus prekės ženklas, taip, ir ryšys labai aiškus. Koks mums skirtumas, kas buvo pirmas? Ar prekės ženklas, ar pardavimai? Esmė tokia, kad sraute, bet kokia, tai pardavimai yra pirma, prekės ženklo vertė yra kaip pasiekmė. Viskas, jeigu jūs orientuojatės į pasiekmę, vadinasi, jūs nedirbat su priežastim, tai jūsų galimybės pasiekti rezultatą yra ženkliai ribotos, ženkliai mažesnis negu to, kas orientuojasi į kertinį, į priežastį. Čia elementų. Paprašiau paklausiu, kas iš to? Kaip? Kas iš to? Kokia šventa karvė, kad reikia didinti prekės ženklus. Kam manęs reikia šventos karvės? Prašau? Kam manęs reikia? Slonės vardu. Kam manęs reikia šventos karvės? Šventos karvės, ką jums reikia? Ne, tai aš klausiu, ar jūs sak, aš pačioj pradžioje bandžiau sustarti. Ar jūs pripažįsite, kad taip yra sakoma, kad taip yra ir taip yra galvojama? Nesurišu su asociacijų su šito pavyzdžiu, tai yra įmonės arba pardavimų, arba produktų, yra keli etapai iš principo. Kad pradedam pardavinėti, paskui reikia didinti tos pardavimus arba netgi mažinti tam tikrais atvejais. Prekės ženklas arba tam trukdo arba padeda. Ir kartais netgi nebereikia investuoti, ką jūs sakote, nebereikia investuoti, prekės ženklą, nes jis savaime. Savaime, vat labai geras pasakymas, savaime. Man tai gal atsakysiu, čia esmė, kai tu turi, kai tu turi, pavyzdžiui, 10 000 litų, tai ar tu pirmą reklamuosi daiktą, ar tu geriau investuosi juos į pardavimus? Čia yra toksai iš startupų, žiūrėkit, jeigu paimsim marketingistus, mes skaitėm vadovėliuose, mokėmės ten visą kitą. Tai yra dabar, turim, kaip Lina sako, turim biudžetą, padarėm, reiškia, marketingą kažkokį, mums visai neblogai pavyko. Ką mes darom toliau? Darom dar marketingą. Dar vieną marketingą, mums kitas neblogai pavyko. Tada darom dar vieną marketingą, tada darom dar vieną marketingą. Taip. Padarėm marketingą. Kampaniją. Kampaniją padarė. Prašau? Apsiemama, jeigu man kalbėt apie marketingą, tai yra įraidas, tai jame yra šiaip place. Tai jeigu tu darai tikrai marketingą, tai... Tai tvarkoja, tai aš noriu pasakyti, kad jeigu, perėsim truputėlį toliau prie tų pačių rodiklių, kad jeigu tu padarai marketingą, realiai šitoje vietoje marketingo darbas kaip ir baigėsi. Kol tu nepadarai kitų žingsnių. Nu, ar promotionų, jūs tais man terminus paaiškinti. Gerai, kitas dalykas. Tiesiog ką norėjau tik tai užfiksuoti, kad tai, kad tik orientuojamės į prekės ženklo vertės didinimą, tai yra išvestinis dalykas. Taip? Jeigu orientuojas į išvestinį dalyką, tu pasieki prastesnį rezultatą, negu orientuodamas į pirminį dalyką. Taip? Antra šventa karvė, ar sutinkate?
Ne. Nesutinku. Aš taip, pavyzdžiui, irgi nesutinku. Mums buvo atėjęs Darius Bačiūnas ir dėstė, kokius 1,5 valandos, kaip galima viską išmatuoti. Ten kiekvieną dalyką gali išmatuoti. Dėl to mes po tos paskaitos viską matuojame. Tai labai gerai. Tai labai gerai. Labai gerai, kad jisai atėjo. Labai gerai, kad jūs šitą pasakėte. Nes aš ir noriu pasakyti, kad realiai nereikia visko matuoti. Gerai. Nes jeigu tu viską matuoji, tai tu po to nežinai, kas tais duomenimis daryti, taip, arba, duomenų gausa tai nepadeda. Gerai, viską, Gvido pasakymas tai reiškia, kad yra, žinot, mes turim daug priborų, šitų prietaisų sakiau, ir mes viską žiūrim. Žinai, čia lėktuvas pas mus, žinai, sakyti, taip. Jeigu dabar tu važiuoji nuo Vilniaus ten, arba iš Vilniaus į Kernavę, tau reikia, kad tu galėtum įvertinti, ar tu nuspėsi nuvažiuoti, tu turi žinoti savo greitį ir laiką. Du rodikliai. Jeigu mane apstatysi ten kūro padavimas, žinai, ar aš tikrai, man tas nėra svarbu, ne, aš žiūriu du pačius. Tai priklauso tik nuo to, kokia konkurencija. Jeigu tuo metu dar trys važiuoja, tai bus svarbu net ir slėgis padangos ir viskas svarbu. Jeigu nėra konkurencijos, tai labai gerai. Tai va čia apie rodiklius dabar pašnekėsiu. Pirmas dalykas yra, galima sakyti, kad iš tikrųjų galbūt sunku išmatuoti, mes tiek daug visko darom ir reikia viską matuoti, nes tave gali, reiškia, aplenk konkurentas. Taip? Kitas dalykas, kad esam, tik tai darom tik tai kažkokią vieną dalį ir, kaip sakyti, sunku labai, jeigu nėra aiškaus proceso, tai jį sunku ir išmatuoti. Taip? Ir kaip jau aš atsimenu iš to samdomo darbo marketingo srityje, jaunystėje tai buvo taip, kad, žodžiu, jeigu pavyko, kampanija pavyko, tai jeigu yra pardavimai, tai pardavėjai gerai sudirba, jeigu neįvyko, tai marketingas blogai dirba, taip? Taip. Ir šitą vietą dabar reikia mums truputėlį skelti diskusiją į dvi dalis, nes marketingo, truputėlį gerokai skiriasi, jeigu šnekėsime apie B2B ir B2C segmentus arba modelius biznio, taip? Tai pradžiai norėčiau pašnekėti apie B2B, jeigu galima rankas pakelti, kas dirba šitam sektoriu, kas išstatinėja sąskaitas įmonėms. Okay. Tai gerai, tie, kas dirba, ar sutinkate su šituo dalyku? Šitą tezę, kad marketingo tikslas yra užtikrinti B2B sektorių. Užtikrinti nuolatinį lydų srautą tokį, kad jisai maksimaliai išnaudotų esamus pardavimų pajėgumus. Turim 4 pardavėjus, turim padaryti taip, kad jie pastoviai dirbtų maksimaliais apsisukimais. Kad nebūtų taip, kad jie neturi paskui eiti, kam pardavinėti. Sutinkam. Sutinkam? Gerai. Einam toliau. Nors čia nereikės. Kaip tas atrodo vizualiai, labai paprastai, čia mes turim savo potencialią rinką, krūvą visokiausių kontaktų, realiai, kurie gali pirkti. Mes juos leidžiam per piltuvėlį, kaip ir sakant, darom jam marketingą, darom. Gerbėmieji, jeigu galima diskusijas, padarykim po to, kai ir klausimus suformuokim, kai, chapteriais kažkais, nes dabar nuolatinis triukšmas iš galo salės ir pranešėją sunku girdėti. Tai kad pranešėjas klausinėja. Tai jūs jam atsakinėkit. Sauliu, gerai. Aš taip neprigirdžiu, tai aš nelabai Tik tave girdžiu, tai ačiū noriu. Ok, tai šitą dalyką suturim mane, kad yra kažkoks daro marketingą, taip, turim lydą. Lydas yra tada, kai, bent jau mes taip vadinam, sakom, kad, reiškia, jeigu klientas, kuris potencialiai gali pirkti, sutinka su tavim susitikti, tai yra lydas. Vadinasi, marketingas, ir tada marketingas baigė savo darbą, tai padarė lydų, tada pradeda einant ir pardavėjai ten. Susitikinėja, daro pasiūlymą, antrą kartą susitikinėja, derasi dėl sąlygų, daro kokį nors auditą, pilotinį projektą ir panašiai. Taip, rezultatas yra sutartis. Tai visa tai yra elementarus marketingo ir pardavimų piltuvėlis. Taip. Tai, ką minėjau, tai yra lydas, yra, ko gero, esminis rodiklis. Ir pagal jį turėtų būti matuojamas marketingo veiklos efektyvumas B2B srityje. Kiek davėjai lydų šią savaitę. Taip. Tai vadinama 7 kartų taisyklė. Tai yra, kaip sakyti, jeigu tu kontaktuoji su nepažįstamu žmogum, arba
Tas kontaktavimas, tai vadinamas, kaip vadinami, tie touch, paliesti turi, ne, tai tu gali tą patį žmogų realiai ten, sakykime, suskaičiuoti, ten, jis galbūt ten paskaitys verslo klasėje straipsnį, taip, kažkur pamatys banerį, po to, reiškia, gaus iš mūsų direct mailą, dar kažkur dar, taip, tai va tokie, jeigu pavyksta nežinomą kontaktą, kuris apie jūs nieko negirdėjo, paliesti 7 kartus, ir jeigu tą mes galim nuspėti, kad jau ko gero tai yra tas laikas, tai galima daryti skambutį, ir jeigu tai bus įvykę, ta žinutė bus 7 kartus ir nutransliuota, jisai daugelį atveju bus linkęs jau eiti susitikimą. Lietuvoje viskas yra gan paprasčiau, čia vieni kitus galim lengviau sugauti, bet jeigu eini pradedi eksportuoti, pavyzdžiui, mes pardavinėjom ten savo paslaugas irgi ten Rusijoje, Moldavijoje, Rumunijoje, kur, sakykime, nėra tokio gero žinomumo, taip. Tai va šitos dalykus reikia visada labai gerai žinoti. Ne, jeigu tu 7 kartus per tavęs nebus apie tave girdėjęs, tai jisai, jeigu tu paskambinsi jam ir sakys, nori sutikti, sakys, nieko apie tave nežinau. Smėlio laikrodžio principas, kaip sakant, jeigu Lietuvoje praleidai kažkokią visą turit kontaktų duomenų bazę, tu jam pateikia kažkokį arba pasiūlymą, arba darai kažkokį mailingą, tai rinka yra tiek maža, kad tu realiai turi po to visus surinkti ir dar kartelį juos, dar kartelį, pardavinėti problemą, kol galėsi pareiti iki susitikimo. Tai čia aš pasakoju apie tą, grynai piltuvėlį marketingo dalį. Ir vat nepaisant to, kad galbūt atrodytų, kad marketingas išmatuoti yra labai sudėtinga ir kaip Vidas ir sako, kad daugybė viskų parodymų, padangų slėdikis ir panašiai, man visų pirma turi būti du rodikliai. Tiesą sakant, kai tu esi, kaip sakyti, ar ten savininkas, arba dirbi su savininkais, tai visi tie parodymai, aš suprantu, kai būna ateina, ten vadybininkai sako, žinot, va čia pas mus pavyko, pas mus ten kažkur, žinai, mes vėluojam biškai, čia mus lenkia, bet pas mus slėgis labai geras yra padangų. Nu, žinok, tikrai iš visų, kurie mus lenkia, mūsų slėgis padangos yra geriausias. Ok, bet mane domina, reiškia, ar tu tikrai tokiu greičiu važiuoji, kurio reikia nuvažiuoti. Dėl to esmė labai paprasta. Marketingas, B2B, 2 rodikliai. Pirmas, lydų kiekis per savaitę. Kiek atnešėt lydų šią savaitę pardavėjams. Viskas, nieko daugiau. Nieko daugiau. Antras dalykas, kai jau atnešėt lydus, žiūrim kokie, arba, kitaip sakant, galima matuoti, kokia dalis visų kontaktų tapo lydais. Nu, tai čia jau grinai kaip kampanijos lygmenį. Tu kažką padarėjai, tu matei, kažkas ten įkrito pas tave, užsiregistravo ir panašiai. Bet lydų kiekis per savaitę tai yra tai, ko dauguma, kai mes ateinam dirbti į kompanijas, tai dauguma kratosi, nu, čia, žinai, davai, tai ne, kažkaip kitaip, žinai, nu, kodėl. Todėl, kad tai yra labai skaidru, kai yra daugybė parodymų, labai yra lengva pasislėpti veltėdžiams, taip, išvengti atsakomybės, defokusuotis savo naudingai ir panašiai, dirbti nuo algos iki algos, tačiau jeigu pastatai vieną ar ten 2 labai aiškius rodiklius, šiuo atveju lydai per savaitę, viskas baigėsi. Šnekėkit, ką norit, aš turiu 2 klausimus per meetingą kiekvieną savaitę. Kiek lydų ir kokia jų konversija? O kaip daryti su esamais klientais? Kiek lydų, kokia konversija? Kas yra dar kartelį? Dabar, nu gerai. Realiai, dabar truputėlį turėčiau tada nukrypti apie tai, ką vėliau buvau suplanavęs pakalbėti, bet iš principo tai yra labai faina dirbti su esamais klientais. Taigi yra labai smagu. Tu jau juos žinai, jie tave žino, jie nepasiūs ant 3 raidžių tavęs. Davai dirbkim su esamais klientais, nu, taigi smagu, ne? Dėl to mes įsidėksim kokį nors ten CRM, kad galėtume geriau dirbti su esamais klientais, kad mes žinotume, nepamirštume jo gimtadienio, taip, kad žinotume, ką jisai pirko ir galbūt jį kažkada apselinsim, taip. Tai va šitas yra labai smagu ir tas kompanijos yra labai puikiai daro, taip. Tačiau jeigu pasižiūrėsim, kur yra potencialios galimybės augimo, tai yra ne ten, kur šviesu, kur yra CRM-as, taip, kur yra faini klientai, o ten, kur yra tamsu, kur tave siunčia ant 3 raidžių, išsiunčia laišką, pavadina tave ten spameriu, taip. Reiškia, eini į susitikimą, sako, ką tu nori, tu turi 5 minutės, neskambini susitikti, sako, siūskit pasiūlymą, tai palaukit, aš norėjau pirmą susitikti, kad išsiaiškinti poreikį, siūs pasiūlymą, tu ne, taip. Tai va šitas nesmagu, davai mes dirbsim su esamais klientais, ne? Nesakau, kad to nereikia daryti, bet augimo plėtros niekada nepadarysi iš esamų savo klientų, taip. Iš principo. Gerai, einam toliau. Pardavimų procesas labai greit perėjo. Kaip padarė marketingą, darom pardavimus. Yra kažkoks potencialus klientas, kuriam pardavinėjom. Decision makeris, tada yra mūsų pasiūlymas, ką pardavinėjom. Yra pardavėjas ir yra procesas kažkokie žingsniai. Susitariam dėl susitikimo ir taip toliau, einam žingsniu.
Viskas. Bet mes visada matom, kuriam žingsnį yra mūsų konkretus pardavimas ir mūsų tiklas yra naujų sutarčių skaičius. Taip. Padarėm taip, viskas labai paprasta. Gal ten šitas, kaip ten sakėte, šnekėjau, kad labai yra sudėtinga, taip, bet man atrodo viskas paprasta. Marketingas padaro lydų, taip, o pardavimai padaro sutarčių iš tų lydų. Ir turim 2 rodiklius. Marketingą pagal lydus, pardavimus pagal pardavimus. Tai jeigu jūs padavėt 20 lydų, iš jų padarė vieną sutartį, kokia konversija, jeigu padavė 10 tai aišku 10%. Ką daryti, jeigu norim padidinti sutarčių, paduokit daugiau lydų. Tai per tos pačios konversijos jie padarys 2 daugiau, ar 3 daugiau. Kiek jūs lydų paduosit? Taip. Atsiprašau. Taip. O tai kodėl nėra čia konversijos nuo lydų, pavyzdžiui, pardavimų, naujų sutarčių procentas nuo lydų? Nu, galima taip, sutarčių. Bet tai tada efektyvumą pardavėją neparodo. Nu, galima tam vatuoti arba konversiją, pardavimus, viskas teisingai. Čia tiesiog galbūt tas nėra užfiksuota, bet iš principo. Man susijęs klausimas, kokio lygio? Palaukit, aš dar neatsakiau tada. Ir šitas, žiūrėjom tą nepardavimų skaičius. Tai realiai tai yra toks, sakykime, jeigu tai yra, tu imsi gamybinį procesą, ir pardavimuose mes matuojam konversiją. Taip, nu sakom, kiek virto į kažką. Mes taikom truputėlį kitokį požiūrį, kuris labiau padeda gerinti efektyvumą. Nu, kitaip sakant, jeigu aš kalbėsiu apie gerus dalykus, nu, pavyzdžiui, padarysiu auditą ir jums papasakau, kokie jūs faini esate. Tai kokia tai sudarys galimybės jums pagerinti veiklą? Labai nedidelė, taip, ko gero jokios. Bet jeigu aš pasakysiu jums, kas yra negerai, tai leis pagerinti, reiškia, veiklą, nebus aišku, ką fokusuoti. Tai jeigu mes paimsim, mes tą nepardavimų skaičių, mes vadinam, kad tarsi brokas. Tai jeigu mes turim gamybinę liniją, taip, čia įdėjom žaliavą, čia kažką gaminam ir turim rezultatą taburetį. Tai įsivaizduokim gamybinę liniją, kurioje brokas yra 90%. Tai kas tokio gamybos vadų būtų? Ne? Tai mes tai žiūrim, koks yra brokas. Tai realiai ta arba konversija 10%, arba brokas 90%. Tai va tikslas yra bet kokio gamybos vadovo, pardavimų vadovo, kai tu nustatai procesus, tai yra kaip sumažinti broką. Nes brokas tai yra, nu, tu realiai tavo išlaidos ir panašiai. Tai va, bet, gerai, jūs paklauskite, aš einu kitas slaidas. Labai paliksiu. Okay. Esminis dalykas, specifika tam tikrai yra. Lydų srautas yra absoliučiai svarbesnis nei konversija į kontraktus. Lydų srautas yra absoliučiai svarbesnis. Va čia nelabai patinka marketeriams. Ir pardavėjams nepatinka. Dabar žiūrėkit, įsivaizduokit, kad mes turim, kaip sakyt, 10 pardavėjas daro 10 susitikimų. Per dieną taip dirba su 10, ne per dieną, per mėnesį, tarkim, taip. Jisai dirba su 10 lydų, taip, ir sudaro 5 kontraktus. Puikiai konversija 50%. Taip. Dabar mes sugalvojam pagerinti šitą dalyką. Taip. Jeigu mes, tarkim, jeigu mes daug dėsim pastangų, dėksim kažkokias sistemas ir labai daug dėmesio pardavėjo reikalaus padaryti, nu vis tik tai 10%, reiškia daryti 6, o ne 5, jam bus labai sunku. Taip? Bet jeigu mes padarysim taip, kad pardavėjas 10 susitikimų per mėnesį, tai yra labai mažai. Nepaisant to, kai darom auditus, klausim įmonės, reta, kuri randam, kad 10 susitikimų per mėnesį, naujų susitikimų darytų klientų. Eina pas esamus klientus, belia ką daro, bet tik ne pas naujus klientus. Tačiau kai tu sustatai procesus, taip, ir tu užtikrini, kad tavo pardavėjai, jeigu turi ten, nesvarbu, ar 1, ar 2, ar 3, ar 15, bet jie darytų 3-4 susitikimus per dieną su naujais. Tai net jeigu ir bus konversija 25%, ne 50% kaip tas var, turėsit pelno ir pardavimų bus kelis kartus daugiau. Jeigu galima būtų čia daugiau laiko papaišyti, paskaičiuoti blogę, tą galėsiu išdėstyti. Va čia ir yra esminis dalykas, kad galvojam, kad va žinot, va kaip iš tų 10, va paimti ne 5, o 6. Kam? Aš pasikabinau, nusipirkau, nu va pateiksiu pavyzdį, kad vaizdžiai. Nu, pagaminau kažkokias marškinėlius, taip? Va tokio dydžio, taip? Ir dabar ateinu, stovi ten, kur nėra srauto, eina 10 žmonių, nu tau tinka, netinka, nu davai, biški, nu normaliai tau atrodo, žiūrėk, nu biški čia aptempta, žinai, nu tau, nu normaliai, žinai, visai, nu davai pirk, žinai, taip. Yra kitas modelis, ką aš siūlau, tu pasidarėjai, reiškia, tuos marškinėlius tokio dydžio ir tu stovi tenais, kur yra daugybė to šito, ir tu varai netinka, sekanti, o tau tinka, davai, ir visada tokių daugiau parduoti, taip. Klausimai.
Bet atsiprašau, aš priklausau. Gerai, mano klausimas, kai sakot lydus, čia kalbate apie, jeigu vėlgi angliškai tą terminologiją qualified lead, kodėl klausim? Sakykime, toksų konsultantas, turbūt verslui būtų geriau, jeigu jis parduotų mokymus Statoilui, tokio dydžio kompanijai, negu, pavyzdžiui, gal apibėgtų 50 individualių įmonių, kuriuose dirba po vieną žmogų, su kuriais galbūt lengviau ir susitarti dėl susitikimo, ir jų daug, ir bonusas didelis už tos lydus, bet atėję pardavėjai, aš nežinau, ką ten teiks tos. Tai va čia paklausiu. Lyco kokybė. Viskas tvarkoja. Pasikeliam kiekvieną savaitę, žiūrim. Kiek naujų starčių? Žinot, kas jį užknisa labiausiai? Kai va tokie, nesmeniškai atsiprašau. Supranti, pasikeli skaičius ir vyksta eilinis savaitinis šitai. Tu klausi kaip, ir tu eilinį kartą girdėti tokias meną. Supranti, bet aš eisiu pas Statoilą, aš pas Statoilą, žinok, o tu matei Statoilas, ne firma, būtų gerai, ne, aš pas jį eisiu, žinai. Palauk, gerai, nueisi, tai bus labai gerai. Tai davai tu pakeliu pro Statoilą, užeik tenais, į šitą užeik. Aš pas Statoilą, žinai, viskas tvarkoja. Jeigu jis padarė tik tai, sakykime, per mėnesį vieną kontraktą ir jo kontraktas yra didelis, viskas gerai. Mes žiūrim tą rodiklį. Bet jeigu jisai, supranti, šneka, nepadaro to, visų pirma gerai. Pirma žiūrim, kiek tu padarėjai kontraktą. Jeigu blogai žiūrim, kokios tavo, jeigu mažai padarėjai, galbūt tu jų padarėjai didelės vertės, suprantama, su Statoilu reikia sudėtingai dirbti. Tai šitas dalykas, atsižiūrim. Okay? Toliau klausimas čia. Aš pabaigai pasakau. Gerai, tada perinam prie B2C. O gal galima paklausyti, taip. Aš noriu paklausyti, iš esmės, o jūs negalvojat, kad yra ir kokybinis lygis. Tarkim, pas mūsų yra reklamos sfera, agentūrinis principas. Mano tikslas nėra padaryti 100 susitikimų per mėnesį, tam, kad iš jų gauti kuo didesnį įmanomą konversijų skaičių. Mano tikslas geriau apdirbti tą patį statutą, pasiimti vieną kontraktą, bet aš turėsiu ilgalaikį, pastoviai jam apselinsiu ir pastoviai turėsiu, jisai bus kokybiškas, geras klientas. Labai geras klausimas, ačiū. Iš tikrųjų dabar yra kaip. Kokia yra feilo tikimybė? Dirbi, reiškia, su dideliu brangiu, dideliu potencialiu, dideliu kontraktu. Ir jisai neįvyksta. Tu turi 0. Taip? Iš 2 didelių dirbai su 2, vienas nepavyko, tu planavai uždirbti ten milijoną, uždirbai pusę milijono. O dabar turi daug mažų. Čia tiesiog strategijos reikalas. Ir tu net jeigu tavo, reiškia, tenais bus žymiai didesnė broko skaičius, bet tu vis tiek daugiau uždirbsi. Bet iš esmės, tarkim, Pareto teorema savo, kad 20% kompanijų duoda 80% pelno. Ir iš kitos pusės, tarkim, 80% triukšmo sudaro 20% rezultatų. Taip. Tai viskas gerai. Čia nematau jokio prieštaravimo. Ne, aš tiesiog, gerai, ačiū už komentarą, bet nematau jokio prieštaravimo. Tiesiog jeigu pardavinėsi daugiau judėsi, darysi daugiau judesio ir būsi sufokusavęs, tai visada daugiau uždirbsi. Daugiau parduosi. Nes jeigu tu dirbsi pusę metų su Statoilu, jisai pasakys, žinai, sorry, bet, sorry. Tai kas tada bus? O pas tavai kiek žmonių dirba? 15 dieną Sodra, 25 dieną PVM. 15 dieną Sodra, 25 dieną PVM. O tu su Statoilu, supranti? Gerai, okei, einam prie B2C, gerai? Visai kitas yra, tikslas. Ar sutarėm šitą vietą? Užtikrinti nuolatinį klientų srautą į vertės kūrimo tašką ir didinti vidutinio krepšelio dydį. Yes or no? Kas dirbat B2C, pakelkite rankas. Gerai, jūs galite atsistoti biškį. Matuojat šitos dalykus. Kokioje firmoje dirbat? Mineralinį vandenį. Distributorius, jas 15 Sodra, 25 PVM. Gerai, mineralinį vandenį. Gerai, klausimas. Kam jūs išstatinėjat sąskaitą? Mokesčių. Kam? Tai jūs dirbat B2C ar B2B? O čia nesimato iš šitoje prezentacijoje. Distributinis biznis yra B2B, jūs pardavinėjat menininkų. Gal parduotuvė, reiškia, yra B2C. Okay. Kas dirba B2C, dar bandom. Jūs, prašom. Iš kur? Kaip? Negirdžiu, ne. Pegasas knygynas. Ok, turit šitos rodiklius, taip? Žiūrit.
Kiek atėjo į knygyną žmonių? Čia, arba būtų, aišku, čia idealu, jeigu dar tiek, kiek įėjo, ne, bet iš principo, kiek pirko ir už kiek nupirko. Viskas, nieko daugiau, jokių kitų rodiklių nėra. Niekas man neįdomu. Man įdomu, kiek atėjo, kiek nupirko į parduotuvę. O dar tos kintamasis kaip pajamos ir pelnas iš kvadratinių metrų nėra aktualus? Trečias rodiklis. Tai tu man pasakyk, ar aktualus. Aš sakau, kad čia yra Paklauskim, tai yra mūsų. Viskas gerai. Maksimai viskas yra šitą. Čia vyksta serija istorijų, jie viskas gerai. Ne, aš tikrųjų nesakau, kad čia nėra reiškia, kitų ten kažkaip, bet iš principo esminis dalykas. Yra ir daugiau rodiklių. Vien tik tai pagal šitos, jeigu pamatysi, kad pas tave yra problemos iš to rodiklių, tu turėsi aiškintis, tada tu turėsi žiūrėti kitus prietaisus. Viskas ok. Bet iš principo, jeigu viena parduotuvė, kurie ateina daugiau lankytojų ir kurie išleidžia vidutiniškai daugiau, yra geresnė negu kita parduotuvė, kurie ateina mažiau lankytojų ir išleidžia mažiau. Taip, klausimas? Taigi, esminis dalykas yra, kaip dažnai nuimam parodymus. Jeigu mes vairuojam, čia tą metaforą pasigavom, bet gerai, tebūnė, mes vairuojam, taip? Ir matom visada spidometrą. O dabar mes įsivaizduokim, kad mes vairuojam, bet mes į spidometrą pažiūrim kas 500 metrų. Ir į kelią pasižiūrim. Pasižiūrėjau, viskas normaliai, užsimerkiau, pavažiuoju, atsimerkiu, žiūriu, vėl matau 500 metrų, taip, pavažiavau, šitas, jeigu kas nors iššoko, taip, aš turbūt, nukalsiu, arba mane nukalsiu, priklausomai, ar su džipu važiuoju, ar šitą, taip. Taigi esminis dalykas, kuo dažniau nuiminėti parodymus. Nes jeigu tu dabar pastebėjai, tu gali dabar daryti korekcinius veiksmus. Jeigu tu tikrinti kas mėnesį, tavo veiksmai korekciniai bus geriausiu atveju, tik tai kas mėnesį. Jeigu tik kas pusmetį ir taip toliau ir panašiai. Taip? Kuo dažniau nuiminėti parodymus. Labai paprasta, rodikliai labai aiškus. Snova Arena, mūsų klientas. 2 rodikliai. Kiek šiandien suprekiavo, kiek išleido žmonės pinigų. Ten per visus restoranus eina per visus. Niekas daugiau nedomina. Arba šiandien buvo gerai, arba negerai. Ir kas ganas, kai tu darai kiekvieną dieną, paleidai kažką ir tu jau į vakare, realiai, tu žinai, ar tai veikia ar ne. Jeigu veikia, replikuoji. Jeigu neveikia, darai kažką kitą. O ne tai, kad po to sėdė ir diskutuoja, apklauskim klientus, kas čia jam nepatinka. Tai jeigu aš kažką jam pasiūliu, jis nenupirka, jam tas nepatinka, kas nežinau. Siūlau kažką kitą, išimu tą dešelę. Gerai, specifika B2C. O va čia yra priešinga. Krepšelio dydis yra žymiai svarbesnis dalykas negu lankytojų skaičius. Fokusavimas prasme, pabrėžiu fokusavimas. Suvaryti žmonės į Pegasų knygyną yra labai sudėtinga. A ne? Gerai, kitaip pasakysiu, užtikrinti nuolatinį didelį srautą yra labai sudėtinga. Galiausiai tai kainuoja, tu turi sėdėti Akropolį ir turėti, ne? Dėl to jau, jeigu jau tas atėjo žmogelis pas mane, užklydo kažkaip, tai davai mes jam apkraukim taip, kai jis nupirktų maksimaliai. Suprantat? Dėl to jau, jeigu jis atėjo į parduotuvę, tai padarykim viską, kad jisai kuo daugiau nupirktų tų knygų. Dar kažką. Kartais yra persistengimo prekybos taškuose. Nespėjai užeiti, jau tau sulėkė visos reiškas, nes atėjo klientas. Taip? Bet iš principo, taikant priemonės, reikia žiūrėti, jeigu visos sušoko, konsultantės neperka, tai gal davai nesušokime ant klientų, taip? Bet iš principo fokusas marketingo yra čia. Srautą padarėm, bet jau jeigu padarėm belę kokį srautą, kad ir labai nedidelį, darykim iš jų maksimaliai pardavimus. Jeigu skaitėt Common Sense, paskutinį buvo tokį vieną straipsnį parašęs apie prekybos taškus ir vežimėlius. Taip, tai čia absoliučiai yra didžiausia nesąmonė rakinti vežimėlius. Mano manimu, nes, žmogus užuot, aš kaip tik turėčiau tašką, tai aš sakyčiau, davai, visi kuo didesnius, jūs tik kraukit. Dabar ne, žinai, tu gal nekrauk, tu imk mažesnę. O mes po to, jeigu pamatuosim, kiek tu nupirkai, matysim, kad realiai buvo apribota per krepšį. Ok, jas batai. Dėl tokių matavimų
Čia dabar pakalbėjom apie matavimus, Šventakarvė buvo, kad sunku išmatuoti, buvo replika, kad reikia daugybę visko matuoti, mano tezė, kad reikia ne daugybę, o esminius dalykus matuoti ir tai daryti dažnai. Ir dabar turim tos vadinimus taip, bet, nu, suprantat, mes juk darom daugybę darbų marketerį, kuri nesusiję su pardavimais. Pats esu dirbęs marketingas. Jeigu kompanijų nežino, kas tą turi daryti, vadinasi, daro marketingas. Ir tu gali turėti savo planus, bet visada yra kiekvieną dieną ateina, kurie su savo planais pas tave, kad tu darytum jų, reiškia, šitą. Ir aišku, kažkas turi padaryti tuos darbus. Tai vat marketingas. Tai va dabar, jeigu paimsim į kompaniją, pažiūrėsim kaip į sistemą, kuri generuoja pinigus, kaip tą karvę mes turime, tai realiai marketingas yra, nu, siauriausia pati vieta. Daugelį kompanijų. Daugelį kompanijų pardavimai, marketingas yra siauriausia vieta. Tai reiškia, mes tą siauriausią vietą, kurią turėtume maksimaliai išnaudoti, kad jis susifokusuotų ir kad jinai pridarytų tų, reiškia, žolės, kad kravutė būtų po to pieno. Tai mes tą siauriausią vietą, mes dar ją, žinai, tu va tą padaryk, tu tą, gal čia negerai, gal čia tą spalvą pakeis, kad čia direktoriui nepatinka ir panašiai. Tai? Nes plačiausiai vieta direktoriaus pilvas. Prašau. Žinau, čia tokia duotybė, universali ar čia kai kuriuom... Skaičius? Po šitą... Čia yra absoliučiai universalus dalykas. Tiesiog, jeigu pardavimai nėra apribojimas, siauriausia vieta tik tuo atveju, jeigu jūs nespėjat gaminti. Nu, suprantat, nespėjat gaminti. Vat, aš turėjau vienintelį klientą, kur nebuvo apribojimų pardavimas, tai buvo Mažeikių nafta. Apribojimas yra absoliučiai gamyba. Taip, družba nupjovė, tiksliau, sugedo, pasitaiko rusam, visą kitą. Ir tu nebepagamini. Tai? Kiek pagaminsi, viską parduosi. Vilniaus Energija, visi monopolistai, jie visi neturi pardavimo apribojimą. Kai kurios kompanijos ir privačios neturi, jeigu iš tikrųjų nespėja gaminti, turi daugybę užsakymų, bet tada pas juos nebėra tų ir pardavėjų, realiai. Jie tiesiog nespėja. Tai. Bet didžiąją dalim mes, ir jeigu klausimas ir toksai, ar tu turi laisvų gamybos pajėgumų. Gamybos turi minti paslaugų teikimą. Jeigu turi, vadinasi, tavo apribojimas yra pardavimai. Prašau. Aš kodėl klausiu taip... Nesiteisinkit. Nes turėjau pavyzdį Nokijos, kuri, atrodo, buvo daugiausiai sukoncentravusi į pardavimus, kurios rinkos vertė per 4 metus sumažėjo 95%, nes jie užmygo ant laurų, jie kaip tik nekūrė naujų produktų. Ir Apple'as ir kiti tiesiog prašovė. Tai viskas grinai galvoja, kaip daugiau, reiškia, dirbti su pardavimais. Tai va, nežinau. Viskas tvarko, gerai, atsakau ir einam toliau, bet vėlgi, kai sakom, aš pasakau pardavimai, prieš tai pasakiau, kad norint daryti pardavimus reikia užtikrinti, kad būtų geras produktas, taip, ir tada būtina sąlyga pardavimui yra geras produktas. Dabar mes tą pamiršom ir sakom, o kaip, kai vat, tai vat, nu, ko gero atsakiau, ne? Tvarkoja, būtina sąlyga. Taip negali, kad tu gali padaryti pardavimus, ten buvo skaidrė vis tiek, man jūs pasižiūrės. Tai yra 4 dedamosios, viena iš jų yra produktas. 4 dedamosios. Produktas, pardavėjas, procesas ir klientas. Šitie 4 yra tavo ta galimybė parduoti. Jeigu tu neturi produkto, nu ką tu parduosi? Tai? Tu gali fokusuotis į su blogu produktu. Gerai, galima toliau. Ar tai yra šventa karvė? Ar tai yra toksai bazinis įstikinimas iš principo? Jūsų manymu? Taip. Iš tikrųjų, jisai yra pakankamai pagrįstas. Šitas įsitikinimas, grindžiamas tokiom prielom, kad iš tikrųjų žmogus nepirks brangiau, jis nedurnas. Jeigu gali pirkti pigiau, jisai pirks pigiau. Taip? Žmogus niekada nepirks brangiau, jeigu gali pirkti pigiau. Vadinasi, jeigu mūsų konkurentai pardavinėja pigiau, tai žmogus pirks pas mūsų konkurentą, logiškai. Taip. Ir antra prielaida yra, kad prekė gali turėti tik tai vieną kainą. Nu kaip? Tai dabar jau būna taip, kad jau 2, reiškia, senukas, ar tam dar jeigu pirksi ten, ar maksimui, ar iki, jeigu pirksi 6 bonkės vynų, tai tokia kaina per bonkę, taip? Taip? Čia tu ploji jau plojimais, baigiam jau ar kaip? Gerai, atsiprašau, tai aš. Visi aš atsiprašau. Ok, tai dabar pasižiūrim, kaip paskaičiuojama kaina. Tai yra labai paprastai, yra kažkokia savikaina, sąnaudos ir mūsų marža. Dabar pažiūrim taip. Klausimas yra, kada klientas linkęs sumokėti daugiau?
už tą patį, kas šiaip kainuoja pigiau. Ir čia labai gerai prisiminkim patys per kalėdas, kai imam beleką, taip, kad tik tai būtų. Dabar jeigu tas kalėdų sindromas, tai yra ir kitas momentas, kaip pavyzdžiui, visi, yra kažkoks terminas gyvenime, kai galvo, reikia iki kalėdų pasidaryti remontą, pavyzdžiui. Kad per kalėdą su draugais ateis, jau tai gal būna normaliai, viskas nudažyta, visai. Baldai sustatyti. Dabar ateini pirkti baldų, stovė Hebroje 8 žmonės, pirks, aišku, 8 kėlės, taip, išsirinkai, 6 yra. 6 kėlės, tau reikia 8. Kalėdos labai greitai, taip. Jokių problemų, sakysim, padarysim. Kada padarysit, viskas standartiškai 6 savaitės. Bet kalėdos tai kitą savaitę, bet pas mus tai 6 savaitės, tai kur jūs čia dabar? O toks jausmas yra, kad nors duok kyšį kam nors, kad tau padarytų tą trūkstamą ir norimą prekę. Taip? Tam yra brangesni produktai. Prašau? Tam yra brangesni produktai, čia ir dabar. Ką prasme brangesnis? Šalia sakėt pavyzdį, jeigu yra šalia pigus produktas ir brangus, ar jeigu nieks nepirks to brangesnį, dėl to ir pirks, kad jis gausiai dabar, tarkim, per pridėtinę vertę tam tikrą. Taip, jeigu klientas iš tikrųjų reikalauja, jeigu jis sako, noriu staigiai, čia esminis dalykas, noriu staigiai, vadinasi, yra linkęs mokėti daugiau. Policininkai sugavo, šiandien greitai nori išeiti, jam duodi kyšį, taip, arba susimokti. Tapsai, jeigu tu nori greitai sutvarkyti kažką, tu visada mokėsi daugiau. Ir dabar pažiūrim paprastą dalyką, labai supaprastintą. Gaminam 2 krėslus. Krėslą vieną, taip, savikaina yra 1000 litų, marža 20%, taip, marža 200 litų, kaina 1200 litų, krėslo kaina. Senukas. Dabar mes ten 6 turim, reikia dar 2, o mums sako, pardavėjas sako, gerai pagaminsim, bet tau visai kainuos 1600 litų, tie 2 papildomi krėslai. Ir iš tikrųjų, jeigu tau reikia, taip, tu linkęs mokėti ir panašiai, jau išsirinkai tos krėslus. Dabar pažiūrėkim, kiek reikia, realiai su vienu šito krėslu jisai uždirba tiek pat pelno savininkui, įmonėje, kiek gamindamas 3 kėdės. Nes tu gali vieną gamindamas uždirbti pinigų tiek pat, kiek gamindamas 3. Padidindamas, reiškia, kaina tai nepadidėjo 3 kartus. Kaina padidėjo labai nežymiai. O tavo pelnas padidėjo kartais, gerai, galim pavadinti, procentai, 300% pelnas padidėjo. Kas čia per stebuklas? Labai paprastai. Tai jeigu tu sugebi gaminti greitai, jeigu tu sugebi išvykdyti pažadą, kad mes tau per savaitę pagaminsim, per 2 dienas ir panašiai, nes tu gali tos pinigus pasiimti, nes poreikis rinkoje yra. Tebūnie tik tai, kas 20 nori staigiai, tebūnie. Tai yra tie patys, ar taip tu gamini krėslą. Ar taip tu tą darai. Taip, vadinasi, tik tai teisingai organizavęs savo gamybą, tam palikęs tarpus, žodžiu, kad tu galėtum į jas įdėti brangesnės, su didesnė marža prekes, taip, tu gali uždirbti, darydamas grinai tą patį krėslą. Daugiau pelno, žymiai daugiau pelno. Kartais. Ir pavyzdžiai, Simonas neleis sumeluoti, sakant, kas yra kaina, tai savikaina ir marža. Tai kodėl, jeigu aš perku tą patį lėktuvo bilietą šiandien, skrisiu rytoj, moku ten 2000 litų. O Simonas nusipirko, aišku, jam ten dirbo, ten nuolaidų davė panašiai, bet jis nusipirko ten už 300 litų. Tai aš dabar ateisiu prie tą avialinę, sakysiu, hebra, baikit pajus, taigi žiūrėkit, jūs kelis kartus man brangiau parduodat tą patį, taigi paskaičiuokit, savikaina tą patį, taip? Vadinasi, yra tam tikri dalykai, tam tikri verslo modeliai, kurie nepripažįsta vienos kainos, taip? Ir už greitį, jeigu tu nori greitų, susimokėk. Bet šalia to yra daugybė verslo modelių, tie pačios parduotuvės ir gamintojai, kurie, už greitį neima tiesiog pinigų ir savanoriškai atsisako. Papildomo pelno. Pasai, viena kaina, jeigu nori greitį, tai pažyma registruose vėlgi kokią nori kainą. Taigi, rezumuojant šitą šventą karvę, tai yra iš tikrųjų didžiulės labai neišnaudotas galimybės marketingui. Tai yra, jeigu paslaugų teikėjai gali už SLA imti pinigus, taip, ko tu nori tokio suporto, gerai, gausi, bet papildomai brangiau mokėsi. Atitinkamai gamintojai pagal užsakymą, kada bus tortas? Poryt. O jeigu mokėsiu 3 kartų daugiau, arba ne 3 kartų daugiau, sakykime, 1,5 karto daugiau, kur marža bus ženkliai didesnė, taip kaip skaičiavo. Padarysi tortą? Padarysi. O koks klientas gudrus, o tiekėjas gudrus, tai gal ir sakytų, neturim. Tikrai neturim, žinok, atvirai sakom, bet tau padarytume, jeigu tu mokėtum daugiau.
Nu, tokia kainodara, turi direktorius liepia, ne? Ir net jeigu tik tai maža dalis tokių būtų rinkoje, kurie to pasiūlymų pasinaudotų, tai automatiškai daryti darant tą patį, kas su pelnu darosi, žinom. Ir vėlgi klausimas visada, kai analizuosit tokią situaciją, žiūrėkite ir iš savo pusės, iš vartotojų, ar duotumėt, realiai ar duotumėt kyšį. Už tai, kad būtų jums padaryta kyšį. Jeigu duotumėt kyšį, tai vadinasi, tas tikėjas praranda galimybės legalizuoti tą kyšį. Su priverstas varyti toliau, nepelningi klientai yra nereikalingi. Ar sutinkate? Ar mums reikia nepelningų klientų? Nereikia. Reikia atsikratyti nepelningų. Prielaidos. Iš principo yra kalbojama, kad egzistuoja pelningi, mažiau pelningi ir nuostolingi klientai. Ir viso Lietuvos buhalterijos dauguma vadovų apskritai visi, kas tvarko buhalteriją ir daro paskaičiavimus Lietuvoje, yra išmokyti, čia reikėtų pasakyti turbūt iškastruoti ir visaip kaip sulaužyti ir invalidais pavirsti firmos pačios. Jeigu čia yra kas nors, aš nieko asmeniško, bet realiai tai yra didžiulis blogis, to paaiškinsiu kodėl. Vat vakar paguglinau ir radau čia, žodžiu, toks dalykas. Realiai tai labai paprasta tezė, čia nesudėtinga paskaityti. Kadangi įmonėje be gamybinių padalinių yra ir administraciniai bei bendrojo aptarnavimo padaliniai, sukurianti sąlygas visai įmonė. Nu, pavyzdžiui, marketingas, sekretorė kažkokia, taip, direktoriaus automobilis, ten, sraigtasparnis, taip. O kartu ir gamybiniams padaliniams funkcionuoti, jų daromas išlaidas taip pat reikia įvertinti. O tos sekretorės, tos sraigtasparnės, taip. Skaičiuojant prekių savikainą. Nes be šių išlaidų, be tos sraigtasparnės, taip, kad ir kaip žiūrėtum, jokių prekių apskritai nepavyks pagaminti. Bet yra absoliučiai nejuokinga, tai yra tiesiog, tai yra bet kokia įmonė, kur mes beveik visur tą randame. Kaip skaičiuoja Pačiolis produktų pelningumą? Skaičiuoja taip, yra kažkokie mūsų pardavimai, nu pardavėm už 100, taip? Kad nupirkom už 50, taip? Ir kadangi dar turim sraigtasparnį ten visą kitą, mes tuos visus kaštus irgi padalinam, priskiriam tam produktui, nes, kaip matėt, jeigu tu nedarai tų išlaidų, tai tu negali tiekti prekių. Ir turim situaciją. Turime 100 klientų. Paskaičiavom 13 iš jų nepelningų pagal Pačio. Ką mes padarėm? Kaip pradžioje jūs sakėt, atsikratom. Labai svarbu atsikračius nepelningų klientų iškart paimti ir paskaičiuoti. Kokie yra tavo likusių klientų, kokie yra pelningumai. Tai va, jeigu paskaičiuos, tai gaus labai panašius skaičius, čia ištraukti realiai iš lemų, bet iš principo jūs turėsite, reiškia, mažiau klientų, bet dar daugiau nepelningų. Todėl, kad tas sraigtasparnis, kur yra fiksuotas, taip, jisai bus padalintas į mažiau dalių ir visa tai bus papildoma į savikainą. Tada ką mes darom? Mažinam vėl nepelningus klientus. Perskaičiuojam velnius. Vėl mažinam, taip? Esmė. Fokusas, dėmesio stilti. Atsikračius nepelningų klientų ir jeigu nesumažinami yra fiksuoti veiklos išlaidos, likusių klientų pelningumas visada sumažėja. Nu, su žvaigždutė reiktų rašyti, jeigu jie nepakeičiami naujais klientais. Negirdžiu dar kartą. Jeigu jie nepakeičiami iš karto kitais pelningais klientais, čia kaip tokia atveju. Viskas tvarkoja. Ok, va, turim sąlygas. Tai bet jeigu mes susitarėm, kad pardavinėjomės bet kokią atveju, ne tik tada, kai atsisakom klientų, bet ir šiaip pardavinėjom. Taip? Tai vadinasi, tas nieko nėra, čia jokio prieštaravimo. Bet ir matematika. Tai va, pasakys tokį nedidelę pasą. Net va, darydami TLC tokius dėgymus, mes vien per va šitą va, sutvarkę šitą dalyką ir įtikinę, tiesiog, kad reikia pakeisti kainodarą, mes labai greitai gaunam didelį efektą ir didelį kompanijų pelningumo padidėjimą. Dėl to mes, jeigu einam audituotis ir matom, kad mes, reiškia, ten yra ta kašto apskaita, mes galim iškart sakyti, mes tavo išauginsim kompaniją, jokių problemų mokėsim mums tada, kai užauginsim, kai gausi pinigus. Mes imsim tik tai procentų nuo pelningumo padidėjimo. Nu, čia mūsų TLC konsultantų yra tokia įprasta visam pasaulio kainodara. Im bonusą tik tai nuo pelningumo padidėjimo. Taip? Nes mes žinom, kad mes vien šitą dalyką sutvarkėm. Dabar taip, yra vėl ta pati DB metodika. Kaip turėtų būti iš tikrųjų?
Yra kažkokios pardavimo pajamos, taip, nupirkom už 100, parduodam už 100, taip, kad galėtume parduoti, nupirkom už 50. Mūsų pralaidumas yra labai paprastas, labai aiškiai, 50. Čia yra šitoje vietoje daugybė produktų. O taip mes ir paskaičiuojam jų pralaidumą, taip, ko pigiau nupirkti, brangiau parduoti. Tada visas tas pelningumas yra mūsų pelnas, reiškės, kuris susideda iš to pelningumo minus mūsų visi veiklos kaštai. Visi negalima fiksuotų veiklos kaštų skaidyti per produktus. Tada investicijos ir mūsų investicijų grąža. Čia tiesiog, 5 minutės nenoriu labai plėstis, bet tiesiog pagalvosite, galbūt aš tą dar tinklaraštį išplėtosiu, padarysiu. Taip? Nes visada bus tokių veiklos sąnaudų, kurios nepriklauso nuo klientų migracijos. Išėjo klientas sąnaudos nesumažėjo. Infrastruktūra, taip? Atsisakė interneto mūsų klientų, mažai moka, taip? Bet pateiksiu pavyzdį. Dabar, pavyzdžiui, įsivaizduokim, turim, kas nors dirbat programavimo srity. Programuojate. Jūs dabar žiūrėsiu, sakykite, jeigu aš meluoju, gerai? Jau meluoju. Dar nieko nepasakiau. Jau meluoju. Nu, vat reiškia, paskaičiuojam pagal pačiolį, turit kiek ten tų programerių? Keli, nu gerai, tarkim, yra 3 programeriai, taip, jie ten gauna kažkokį atlyginimą, ten, tarkim, po 5000, taip. Realiai mes žinom, kad jie mums, kaip sakyt, kainuoja, bet jų valanda kainuoja tiek ir tiek. Nes jų atlyginimas yra 5000. Dėl to mes žinom, kad mes jų valandos negalim pardavinėti pigiau negu jų savikaina. Nes tokiu atveju pagal pačiolį, tai kaip minusas. Na, jeigu valanda kainuoja, mes ją mokam per valandą už programerių, nu, tarkim, 200 litrų, tai mes negalim pardavinėti to programerių už 150 litrų. Nu, logiškai. Su viena sąlyga. Jeigu tas programeris dirba. Nes jeigu tas programeris gauna algą, aš esu pardavėjas, taip, skaičiuoju pasiūlymą. Programeris nieko dabar nedirba, sėdi ir gamina Facebook'e. Nu, ten kažką biški daro, apkrovėmės jį, kad visai nebūtų be darbo, tai biški developina kažką, šiaip nereikia realiai. Nu, bet biški daro, susirado darbą. Iš principo tai nieko nedaro to, ką mes klientam dabar pardavėm, taip? Ir jeigu, reiškia, aš tik pateikiu pasiūlymą, žinau, kad jo savikaina negaliu nuleisti mažiau negu 150, negu 200 litrų, atsiprašau, tai aš ir klientas sako, aš mokėčiau 150. Sau, nesusitiram, aš jam nepardaviau. Rezultatas yra toks, kad jis vis tiek patiriam išlaidas, mes fiksuotas patiriam, bet pajamų negavom nieko. Vadinasi, jeigu pas mus resursas prastovi, belė koks, net jeigu jisai uždirbs 1 litą tuo metu, jau bus geriau, negu kad jis neuždirba realybėj nieko. Jaučia skirtumą? Turit pastabų dėl šitą? Viskas teisingai. Teisingai? Kaip anksčiau nedėjau. Ta prasme, čia labai nereikėjo nusakyti. Esmė, pelningas gali būti tik tai biznis, bet ne produktas. Biznis tai yra taip, tavo investicijos, tavo produktai, taip, tavo fiksuoti veiklos kaštai. Taip? Nu žiūrėkit, tai pagal pačiolį, vat pačiolį, pačiolį. Jis skaičiuoja pridėti, reiškia, turėjom pelningą produktą. Tik savininkas nusipirko sraigtasparnį, produktas nebepelningas. Ne, kažkas šiandien yra gerai, nesueina, taip? Vadinasi, pelningas gali būti tik tai biznis, bet ne produktas. Ir ne klientas, taip? Dabar norit paskaičiuoti, kokį produktą geriau apsimoka gaminti, reikia atsižvelgti realų resursų apkrovimą, ką aš nekėjau, taip? Ir iš tikrųjų tam tikrų metų, kadangi resursai mūsų skirtingai yra apkrauti, tam tikrus produktus gaminti apsimokės labiau negu kitus. Tai jeigu mes renkamės, ką gaminti, tai mes darydami paskaičiavimą mes galim nustatyti, kad šitą labiau apsimoka, o tada šitą daryti. Taip? Ir čia yra reiškės, vienas toksai pavyzdukas, jo dabar nenagrinėsim, bet aš įdėsiu į prezentaciją į blogą ir manau tą sąlygą padėsiu ir galėsim, kaip sakyt, paskaičiuoti. Vat marketingistai su savo buhalteriais. Buhalteris jūsų turėtų labai greitai, turit visi įmonės, yra buhalterė. Nu tai va, sakykit, va čia toks, žinai, bando čia mus pagaitinti, žinai, čia toks vienas iš blogeris atseit. Tai va padėk man paskaičiuoti. Tai va ką dabar gaminti? Ir jau marketingui duosiu atsakymą. Ir jūs marketingas, remdamiesi tuo paskaičiavimu, priimsite sprendimą. Leisti ar ne, gaminti ar ne. O tada mes padiskutuosim. Gerai? Padarom tokį bairį. Ir yra dar vienas paskutinė šita, kurios jau mes nebespėsim, aš kaip ir sakiau, dažniausiai
penkto to kažko nepavyksta spėti laiką. Tai žodžiu, ko gero tiek, blogiam galbūt apie tai daugiau papasakosiu, jeigu turit klausimų, maloniai laukit. Replikų gal turi? Tai aš tai turiu klausimą tokį overall, ar ne, kur buvo išdėstytos pardavimo galimybės ir kur jos susideda iš 4 elementų – produkto, proceso, kliento ir pardavimo, ne, pardavėjo. Tai iš esmės, kaip ir viskas ok, visos šitas 4 dedamos dalys, bet dabar kaip nuspręsti, kur fokusuotis? Nes, pavyzdžiui, Nokia's pavyzdys, ar ne, juk jie nieko blogo nedarė, jie turėjo gerą produktą, ar ne, ir jie fokusavosi į pardavimus. Tai juk, gerai, aš atsiprašau, kada fokusą reikia perkelti? Kaip čia pasakyti, bet kaip nueinam į tokias konferencijas arba marketingo, mes visi ten žinom Nokia, Nike'as. Aš čia kaip pavyzdį. Aš sutinku. Tai būtent, suprantat, žinom ten, reiškia, ten dar kažkokius Apple'us. Bet biznį realiai, nu kas iš jūsų dirbat su Nokia? Gerai, tu. Kas su Nike? Aš turiu mintinę telefonų ten skambinat, nu. Kiek jūs galite takot Nokia strategiją ir sakyti? Tai realiai mes vis tiek esame... Jo, bet tas marketingai ir mes kai diskutuojame, mes nueiname tokius. Neskau, kad taip yra, reiškės, bet kad Lietuvoje, aš kai važinėjau, atsiprašau, po gamyklas tenais visokias, ne? Nu, nėra tokių problemų, mes tokių nesprendžiam. Nu kaip, suprantat, vat ant tiek. Nes yra viskas paprasčiau, reiškės. Tu tiesiog, nu, tu supranti pagal tą TB metodiką, kad jeigu tu, nu, nepagaminsi greitai, nepagaminsi to, ko klientui reikia, nesvarbu, tai gali būti lankstiniai kažkokie įkėjai, ne? Tai gali būti medžio kažkokie tenais ten pjaustumai, tai gali būti kažkokie baldai, tu neparduosi. Elementaru, tiesiog. Dėl to jie dirba ir visi supranta, kad jie turi padaryti kokybę, turi daryti testus ten visokius, sakyti. Tai yra tiesiog viskas žymiai paprasčiau. Taip, būtinai reikia neužmygti ant laurų, visą tai veikia. Bet jeigu mes dabar apie tai diskutuos, surinksi, vat rytoj ten, žinai, ne rytoj, nu, sekmanį, nežinau, gal ten sekmanį. Ir sakysi, hebra, davai, kažko mums čia trūksta, davai, kažką reikia galbūt daryti, ar mes tikrai tą produktą darome. Palauk, visų pirma pasižiūrėkit, kiek jūs turite lydsų dabar, naujų, taip, kokia jų konversija, pagal TB metodiką. Papraštuoju būdu ir tik tada, jeigu šitas, nes dabar mes mėgstam šnekėti apie Apple'us, Nike'us, čia žinot, skraido, čia kosminiai laivai, čia priborai, čia visa kita, o iš tikrųjų viskas yra labai paprasta. Kiek pardavai, kur babkės? Mantas sakė, pasilikęs yra klausimo pabaigai. Taip, ačiū. Taip, prašau. Atsakymus klausimą, aš gal dėl pačios tos apribojimų. Taip, atsiprašau, turim klausimą. Nes kaip suprantu, čia ant apribojimų teorijos kai kurie dalykai pastatyti. Tai dabar, jeigu aš išskaičiavau, kad mūsų paslaugų įmonėje tas butelio kakliukas yra pardavimai. Arba, nu, lidzų kiekis. Tai koks būtų toks, nu, patarimas, ar kaip... Patarimas? Labai... Kaip išplėsti jį, aš žinau, daugiau dirbti, bet be išeiginio ar... Jo, buvo klausimas, ką daryti, jeigu ir tikrai įsitikini, kad tavo apribojimas yra pardavimai, kaip išplėsti. Tai atsakymą, pačiame klausime yra atsakymas. Kaip užtikrinti, kad tavo pardavėjas dirbtų maksimaliai efektyviai. Dabar taip, jeigu efektyvumo rodiklis yra mūsų lydsai ir sutarčių, tai jeigu mes jau perinam, sakykime, jeigu kalbam apie pardavėją, tai vadinasi lydsų yra. Iš principo, prekių katalogas, nu, arba įmonių katalogas, tai ir yra tavo lydsai. Jau tu gali skambinti bandyti. Jeigu apšildysi, prieš tai tam 7 kartus jį paliesi, jis bus skaitęs, tau tiesiog bus lengviau patekti į susitikimą. Jeigu tu eisi be šito, be marketingo, be apšildymo, tave dažniau pasiūs ant 3 raidžių. Čia yra visas skirtumas marketingo B2B, taip? Bet dabar mes turim situaciją, kai reiškia turim katalogą ir žodžiu skambinti. Tai mums svarbu yra užtikrinti. Ir esminis rodiklis yra pardavėjo susitikimų skaičius per dieną. Su naujais pardavimais. Pardavėjai nemėgsta eiti, žmonės dirbantys pardavimuose nemėgsta eiti su nepažįstamais žmonėm, eiti ir ten, žinai, kažką pardavinėti, jam geriau dirbti ten, kur jam geriau spręsti. Paskambino klientas, neveikia internetas, va atvažiuoju, supranti? Atvažiuoja laidą, žinai, pusę dienos praėjo pašnekė, nu, bet čia mūsų klientas. Klientą reikia, nu, globoti, žinai, o truk išeis, va, žiūrėk, kiek jis man pinigų. Visa tai yra gerai, bet jeigu tikslas yra uždirbti pinigus, taip, ir ateityje,
Mes turim užtikrinti, kad būtų pastoviai sudaromi nauji kontraktai. Sudarai kontraktą, dabar kas gaunasi, jeigu yra geras pardavėjas, kuris, iš tikrųjų, turi tokią chvatkę, gali parduoti, žinai, eina, jam patinka daryti, patinka bendrauti, jisai pardavė, prisikaupė klientų, ypač dar jeigu mes bonusinę padarė motyvacinę sistemą jam nuo pardavimų, nuo apyvartos, jisai savo pasidarė, viskas jis daugiau nepapardavinėja. Kompanija tuo pat metu, tą pačią sekundę, kai jisai pasidarė, pradėjo dirbti su esamais klientais, tą pačią sekundę kompanija prarado pardavimų vadybininką geriausias. Tai atsakymas būtų užtikrinti kuo daugiau susitikimų. Nieko neįdomu, jeigu pardavėjas yra, reiškia, pas tave darbe, ką tu čia darai? Yra niuansų detalių, bet iš principo. Gerai. Tai ačiū dar kartą, Mindaugai. Aš galiu pasakyti, kad čia ne agresyviausias publikos variantas, koks buvo.